Kas padeda mūsų smegenims būti laimingoms? Tai vis tik kaip išvengti ilgalaikio užsitęsusio streso ir vidinio konflikto. Mūsų minčių ir jausmų šaltinis – tai mūsų smegenys. Todėl būtų logiška pasirūpinti savo smegenimis. Taigi, kaip galime joms padėti? Pirma, ištyrinėkime psichologinius mūsų gyvenimo aspektus. Ar suvokiu, dėl ko gyvenu? Ar radau savo gyvenimo prasmę? Ar darau gerą kitiems? Ar nesu susikoncentravęs tik į save? Ar esu sąžiningas su savimi? Ar ugdau savikontrolę? Tai didina savivertę? Ar esu dėkingas? Ar moku vertinti ir džiaugtis tuom, ką turiu savo gyvenime? Aptarkime tai su Dievu. Dievas, jis mūsų kūrėjas, gydytojas ir užtarėjas. Jis myli mus ir visada pasiruošęs padėti. Pasidalinkime su juom savo rūpesčiais, patikėkime jam gydyti mūsų širdis. Antra, pasirūpinkime fiziniais mūsų gyvenimo aspektais. Vėdinkime kambarius, ypač nakčiai. Gerkime vandenį. Daugiau judėkime, ypač gryname ore. Kokybiškai išsimiegokime, sutvarkykime darbo ir poilsio režimą. Visa tai padės apsaugoti smegenis, nes joms ypač svarbi gera kraujotaka ir tinkama mityba. Todėl dar vienas svarbus aspektas – pilnavertė sveika mityba tinkamu režimu. Apsispręskime laikytis esminių principų, tada pasieksime rezultatų, atsiras geri jausmai ir gera savijauta. Linkiu jums ramybės ir sveikatos.